15 uždavinys. Vandens siurblys pildo rutulio formos dvi talpas ir mums reikia išsiaiškinti, per kiek laiko bus pripildyta 3 kartus mažesnio skersmens rutulio formos talpa. Kai mes žinome, kad 3 kartus didesnės reiškia talpos, tiksliau 3 kartus didesnio skersmens talpos, būtent rutulys yra pripildomas per 162 sekundės. Tai kaip mes išsprendžiame šitą uždavinį? Tai kadangi mums duotas rutulys, tai mes žinome, kad rutulio tūris yra apskaičiuojamas pagal štai tokią formulę 4/3 pi r kubu, kur r yra to rutulio spindulys. Žinoma, čia yra duotas skersmuo, bet mes nepasimetame ir tiesiog vadovavomės tokia logika, kad tiek kartų, kiek padidės arba sumažės rutulio skersmuo, tai tiek kartų padidės ar sumažės spindulys. Tai vadinasi, jeigu antrojo rutulio skersmuo yra 3 kartus mažesnis, tai ir spindulys yra tiek pat kartų mažesnis. O kadangi mums iš tiesų dabar rūpi ne kiek tas spindulys, bet tūris iš tiesų, koks yra būtent santykis tų talpų tūrių, tai čia vėl reikia nepasimesti ir pastebėti, kad r kubu yra formulėje, tai yra tiesiog mes turime r pakeltą kubu, tai yra reiškia, jeigu mes padidiname r 3 kartus, tai iš tiesų tūris padidėja ne 3 kartus, o ir padidėja 3 pakeltą kubu. Tai dėl to antrosios talpos tūris bus 27 kartus mažesnis. Arba kitaip sakant, mes santykių galime užrašyti, kad pirmosios talpos tūris su antrosios talpos tūriu sutinka štai taip, reiškia santykis yra lygus 27. Kai žinome tai, arba tiksliau mes iš sąlygos tai išsiaiškiname, tokiu atveju, žinodami, kad abi talpos yra pildomos vienodu greičiu, mes galime sudaryti proporciją. Kaip ta proporcija atsiranda? Reiškia, mes kitaip sakant, tiesiog šitie santykiai abu, jie išreiškia, kiek yra pripildoma viena ar kita talpa per tam tikrą laiko vienetą. Tai yra, kaip būtų, jeigu kalbėti darbo uždavinio terminais, tai našumas. Tai kadangi būtent tas našumas yra vienodas, tai dėl to mes ir sudarome štai tokią lygybę, reiškia, kad būtent šitie santykiai yra lygus. Iš šitos būtent lygybės mes išsireiškime laiką T2 ir čia turime, kad V2 karta 1 padalintas iš V1. Čia tokiu atveju mes T1, tai čia mes žinome, kad T1 tai yra būtent tos talpos, reiškia pripildymas, kuri yra 3 kartus didesnė. Tai jinai per 162 sekundės yra pripildoma, tai T1 yra 162, o čia mes turime V2 padalintas iš V1. Tai čia mes turime, reiškia, tų talpų, reiškia, tūrių santykį. Tai čia jisai yra užrašytas V2 iš V1, o čia mes turim V1 iš V2. Tai, taip sakant, mums tiesiog reikia šitą trupmenėlį apversti, tai tokiu atveju mes gauname, kad tas santykis tada yra lygus ne 27, o 1/27. Ir tokiu atveju 1/27 kart 162 ir gauname, kad T2 yra 6.